Einam susirasim Rimuką, pažiūrėsim, kontų servisas pas mus užsiima. Rimuk! O, sėdi savo ponas. Tik atsisėdau. Aha, tik atsisėdai. Papasako, kas čia vyksta pas mus šiandien. Oi, šiandien penktadienis, planuojama atiduoti nemažai mašinų. Tai BMW žmogus šiek tiek užsivėlino su padangų montavimu, priekinių diskų ir trinkelių keitimu. Volvo labai teka tepalas, nėra prieimų, tai nutarta buvo nuimti motorą ir aptarnauti tvarkingai. Toliau pas mus čia stovi Šeras. Jis visą laiką žiūri į mane kaip į debilą, bet jūs paklausit, kodėl kaip. Tai einam toliau. Navara. Sankabos defektas, pakabos defektai, kėbulo defektai, aptarnavimas, vandens pompos, diržų visokių keitimai. Ir galbūt dar nuspręsim kardaną nuvesti į Ryškių autocentrą. O kas su mūsų chuligankė, laukiam lipdukų. Šiandien turim gauti ir klijuosim, ne? Ačiū labai Karoliui už moldingą vienintelį. Nu tai šiandien kaip normalūs studentai beveik paskutinį vakarą ruošimės, ne? Nu jau čia jo. Tai jeigu Rimuk, kas nors turi laiko, gali atvažiuoti po darbo kavos atsigerti. Rimuk, aš turiu tau klausimą. Nu, O tu mane myli? einam dirbti.